Reitingavimas. Mylėk viešpatį, savo Dievą. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis, panašus į jį. Mylėk savo artimą, kaip save patį. Evangelija pagal Matą, 22 skyrius, 37 eilutė. Mums vokiečiams yra įprasta. Pirma, antra, trečia ir viskas sužinoma. Pirmas A, pirmas B ir pirmas C. Mes mielai reitingavo jam ir viskam priskiriam savo vietos. Kas yra svarbiausia, kas bus kaip antras, trečias ir taip toliau. Tai mūsų hierarchija. Vis dėlto tikinčiųjų gyvenime, o ir šiaip toks vertės suteikimas neretai veda prie problemų. Jeigu Dievą mylite, turėčiau labiau visko, tuomet mieliau surasiu ramų laiką maldai, negu rūpinsiuos indų plovimui. Taip pat ir šeimoje kyla problemų, kuomet vaikai yra numeris 1, o partneris yra numeris 2. Jis jaučiasi kaip šuniui 5 koja, būtent visai nereikalingas. Dievo buvimas ir mąstymas yra visiškai kitokie. Ir jis norėtų, jog mes savo senasis mąstymai nuostatas, savo nustabarėjusią mąstymą pritaikytume prie jo ir atnaujintume ne 1, 2 ir 3, bet taip pat ir ne arba, o vienodai svarbu. Kaip galime mylėti Dievą, kuris yra nusidėjėlių draugas, jeigu atsiskiriame ir gyvename izoliuotai tarsi negyvenamoje saloje? Vadinasi, mes Dievą visai nesuprantame. Jis mus tam ir atsiuntė į pasaulį, kad pasiklydusiems būtume kaip vilties šviesa, o ne tam, kad atsidėtume savo susikurtam šventumui. Šventas yra tas, kuris vykdo Dievo valią, būtent tas, kuris myli artimą savo. Kaip gali mylėti savo artimą be Dievo? Tai įmanoma tik ribota. Kaip gali mylėti Dievą, neapdovanodamas savo artimų dėmesio? Tai prasilenkia su Dievu. To jis visai nenori. Tokiu atveju ieškome savo pačių įsivaizdavimą apie šventumą. Dievas nori tvarkyti visus dalykus – partnerį ir vaikus, šeimą ir profesiją, važiavimą, automobilį ir bėgimą, tapimą šventu ir rankų susitepimą. Ramybės laiką, maldą bei veiksmais rodoma artimo meilę. Viskam jis turi tam tikrą laiką, neužimdamas per daug erdvės, nemanipuliuodamas mumis, kažko neapleisdamas ar nepaisydamas. Viena mama turi 5 vaikus, kurį jie myli labiausiai. Visus vienodai ir pagal poreikį jie gręžiasi tai į vieną, tai į kitą, bet ji neturi jokios reitingavimo sistemos. Viešpatie, padėk, kad toks mąstymas, kaip ir bet koks kitas klaidingas mąstymas, neatsivertų, kad mes galėtume į jį keisti. Mes tampame taip dažnai įkalinti savoje mąstymo bei savo požiūriu, kad mums reikia tavojo išlaisvinimo. Mums reikia tavo išminties ir išlaisvinimo tikram pilnaverčiai gyvenimui, pusiausvyroje, harmonijoje. Viešpatie, padėk. Amen.